Labas vakaras, ponios ir ponai. Labas vakaras, sausakimša Šiaulių arena. Su balandžio 1 ir auksiniais svogūnais jūs visus geros nuotaikos. Nepaprastai malonu stovėti čia šiandieną šioje scenoje, kadangi, pasigirsiu, kad dar vienas pažadas, kurį nepaprastai malonu tesėti. Šiemet, prieš kelis mėnesius, kai buvo atidarinėjama ši arena, ne šiemet, dar pernai, teko vesti atidarimo renginį ir daviau pažadą, kad galbūt, jeigu viskas gerai, čia įvyks ir auksiniai svogūnai. Labas vakaras, mes atvykome. Paplokit patys savo, palinkėkite geros šventės. Šiandieną, kaip jau pagal tradiciją žinote, 10 auksinių svogūnų suras savo šeimininkus. Kai kurie iš jų sėdi štai čia, kandidatai, Seimo nariai, politikai, visuomenės... Ponas Zuokas, už gerus darbus ženklelį turit? Turit, duosim, taip. Labas vakaras, ponas Petras Gražulis, kaip niekada gražus, su šakėm. Na taip, kiekvienas, kaip sakoma, savaip iš proto kraustosi. Bet šiandieną noriu pirmiausia pristatyti savo kolegas, su kuriais turiu didžiulio malonumo vesti šį renginį ir skelbti nominantus. Visas nominacijas šiandieną skelbs Vytautas Šapranauskas. Labas vakaras, Vytautai. Labas vakaras, Arūnai. Oi, kaip puikiai atrodote. Iš kur to lapė? Koks glamūras sėdi visus susirinkęs. Bet ir tu nieko žiūri, toks žabos, smulkia grūdžiai perlai. Ne, tai mano žabotai čia su jūsų lapė. O Jėzau batai, Arūnai. Prisėdam. Vytautai, aš žvelgiu į tavo lapės raudonas akis ir negali nekilti klausimas, iš kur jūs ją gavote? Matai, Arūnai, mes čia medžiojom naktį. Ir kaip davėm jau su infraraudonaisiais, tai va tokiom raudonom akim ir liko. Paskui susicukravo, žinok, ir va pasidarė rubinai. O kodėl taip šitos ausys labai prispaustos? Ausis, matai, ką mes kaip šovėm nepataikėm, tai paskui pasivijom džipų, va taip ir pervažiavom per galvą. Tik tai ta lapė rūpužė šerėsi, tai kaip katė, žinok. Nu, ne sezono metu nušovėm. Aš jau nebesišeriu, bet pažiūrėk, bet kuriuo sezono metu. Pasaka. Vytautai, nebereikalą mes šiandieną taip išsipuošę, kadangi niekam nepaslaptis, kad šiandieną į Lietuvą atkeliauja naujieji metai, naujieji humoro metai. Taip, ir mes šiandieną norėtume kaip tik visus jūs pasveikinti su šių metų pradžia. Jo, Arūnai, aš tau dovanoju į naujus humoro metus su naujom ekskluzyvo kojinėm. Niekas taip nestiprino draugystės kaip smulkios dovanos. Ačiū, Vytautai. Aš galvoju, kad turėsiu kuo rašyti, bet nereikalingas tušinukas, tai dovanoju už kojines. Ir dabar mes pradėsime mūsų šio vakaro šventę, kurioje jūsų laukia daugybė įvairiausių siurprizų, muzikinių, dvikovų, netgi realybės šou finalų. Bet pirmiausia, Vytauto Šapranausko palinkėjimas naujųjų humoro metų proga. Man nieko nebuvo scenarijui. Nebuvo? Gerai, šitą išbraukėm. Gerai, tada aš kažką pasakysiu. Su naujaisiais metais visus televizijų žiūrovai gali pakelti taures, prisipilę šampano. Ir tada, laimės visiems visus kampus, daug pinigų visiems visas kišenės ir daug sveikatos visiems visus organus. Gerai, pajėgavau aš. Tai gal po tokio humoro mes pradėsime mūsų linksmąjį karnavalą, kaip ir dera karnavalinė daina. Aš kviečiu mūsų karnavalo karalienės Ireną Starošaitę ir blogas mergaitės. Nagi pasilinksminkim!